Labas visi, mano vardas Deimantė ir šiandien aš esu su savo kūma. Asta Ir su savo broliu Deividu. Ir mes šiandien darysim eksperimentą. mes šiandien turime, toj parodysiu, visą rinkinį pasidabruotų daiktų. Bet šitas šukas... Čia yra veidrodis, Čia yra šukas tokis. o čia yra, Šukas irgi. čia yra šepetys. Šepetys tai. Ir nors jis yra pasidabruotas, bet jis yra pajodavęs. Deividai, parodyk iš arčiau į kamerą, kad jis yra toks pajodavęs, toks juodas, toks purvinas. Taip. Purvinas. Ir mes šiandien šitą sutvarkysim. Taip. Tai ką Jis mes pajodavo, naudosim? sidabras pajodavo dėl oksidacijos, dėl sidabro ir deguonies, oro aplink mus sąveikos ir oras paveikė sidabrą taip, kad jisai pajoduotų. Mes sidabrą padarysim vėl gražų ir blizgantį. Taip, gerai. Ko mums reikia? Mums reikia Puodą. indo, bet kokio. Gali būti geležinis, gali būti keramikinis, plasmasinis, bet koks. Mums reikia aliuminio folijos. Aliuminio folijos. Taip pat mums reikės Druska. paprastos druskos. Gali būti rupi, gali būti smulki, gali būti su jodu, be jodo, kaip norit. Ir Ir karšto vandens. karšto vandens. Taip. Ne iš krano. Ką mes visų pirma darome? Tai išklojame savo indą foliją. Aha. Aš nežinau. Gerai. Va. Turi pilnai būti išklotas. Darai. Ir dar, kad pilnai pasidengtų, va dar iš kitos pusės. O, taip, Tai ką dabar darysim? dabar į indą. O. Padėk vėl atgal, toliau filmuojam. Ne. Ne, tai gerai, užkirpsim paskui. Tai. Nesilaika turnas telefonas. Padėk, nebijai, va. Taip, išklojome indą foliją. Dabar į indą gausiai įbersime druskos. Galiu aš. Druska. Prašau, Tai visa. gausiai. Kokius 3 gerus šaukštus. Šaukštas. Tai čia šaukštas yra. Yra. Šaukštelis. Gerai, bus šaukštelis. Aš vieną šaukštelį. O Deimantė 2. Gerai? Dar. Galiu aš. O, dabar Deividas irgi. Atrodo kaip sniegas. Atrodo kaip sniegas. Daug druskos reikia. Da. Sargiai. 1. O, čia toks didelis gabalas, kurį galima. Tai dabar Taip. smaš. Dabar ką mes darysim? Aha. Ką dabar? Dabar mes įpilsime vandenį ir kai mes įpilsime vandenį, mes iš karto užuosim, kad aliuminis, nes čia yra aliuminio folija, sureagavo su druska ir su vandeniu. Bus toks Gerai. kvapas įdomus. Vau. Niekas čia nerūks, bet bus kvapas. Gerai. Pilam vandenį. Fui! Koks kvapas? Tokio, Arbatos kažkokios. nežinau. Man nieko įdomus. nekvep. Man Ne? nieko nekvep. Įdomus. Kaip bulvės tai. Kažkas tokio. Ir dabar mes turėsim išmaišyti. Dabar turim išmaišyti, kad druska ištirptų. Keistai. Maišom. Čia Danielius žaidžia su mašina. Pas mus yra dar vienas asistentas, Danielius Aha. vardu. Jaunesnysis asistentas. Taip, ir jis dabar žaidžia su mašina. Aha. Žaislinė mašina. Nu va, Ir jis žiūrėkit, yra brolis mane. Ir tai žiūrėkit, kas dabar atsitiko. Mes išmaišėm, bet matai, dar ne visa druska ištirpo. Yra neištirpusios druskos. Tai vadinasi sotus tirpalas.
Sotus tirpalas, kai bet kokį skystį, sakykim, vandenį, įdedi kokias nors medžiagos iki maksimumo ištirpimo. Nes litre vandens gali ištirpti tik tai kažkiek tai gramų druskos, o sotus tirpalas, kai pridedi tiek, kad jau nebetirpsta. Tai va, kur neištirpo dar druskytė, reiškia, mes turim sotų tirpalą. Gerai. Taip, pabandysim nuo rankenėlės. Aš dar kartą parodysiu visiems, kad rankenėlė yra pajodavus. Aha. Ir Nešvari. galėsiu aš daryti Gerai. ant šitas šakas. Pabandysim nuo rankenėlės. Pasižiūrėkit, kas atsitiks, kai įdėsim tą rankenėlę čia. Ir šiek tiek palauksim. Ar kvapas keičiasi? Fui. Aš nieko nekvepiu. Kaip kiaušiniai, fui. Taip, pradėjo smirdėti. Pradėjo smirdėti. Taip. Va čia yra ta reakcija. Man niekas nekvepia. Tikrai Smirdžio nejauti. kiaušiniai. Tikrai Ne. nejauti. Fui. Man tada į šitą pusę reikia eiti. Nu, ateik, jeigu tu manai, kad tu ten neužuodė. Fui, tikrai Ir kaip kaip aš kiaušiniai praeisiu? smirdžia. Arba kažkas paperdė. Žiūrėk, tas Tas veidrodis. veidrodis apgaravo. Aha. Va. Na, pauostyk. Kaip tau atrodo? Ar pasikeitė kvapas? Aha, dabar kaip. Dabar kiaušiniai. pasikeitė kvapas, kaip kiaušiniai. Taip. Taip. Dabar aš ištrauksiu jį, nes jau reakcija įvyko ir tiesiog nušluostysiu. Na. Tuoj. Noriu pažiūrėti, kas atsitiko. Nežinau. Wow! Ir staiga viskas blizga ir nebepajodavę. Kietai. Parodyk prieš kamerą, kad viskas staiga blizga. Va ir Blizga tie. koks skirtumas. Taip? Aha, va čia. Tik tai Ir jis va karštas. čia. Taip, koks vak skirtumas, jis Vau. staiga pradėjo blizgėti ir nebepajodavęs. Ir taip mes viską ir nuvalysim. Tai reikia įmerkti. Su šitom šukom, tiesą sakant, galima šukas išardyti. Šitas labai patogu. Galima va šitą sidabriuką išimti ir jį dėti į tą vandenį. Galėsiu aš viską šitam daryti. Dėk. Reikėtų jį pamerkti kuo labiau, kad jisai visas įmirktų. Pabandykim, va. Kad jisai, Dar, jeigu jums, jeigu jums trūksta vandens, tada jūs galite dar. dapilti, bet kadangi dapylėm vandens, reikėtų įdėti dar ir druskos, kad būtų reakcija. Tai, kad būtų daugiau, kad daugiau gražesnis būtų. Tai va, jeigu... Druskos negailėkit. Kaip dar galim šitą dalyką naudoti? Su kom dar galim? Aš žinau. Taip. Tu gali padėti tuos į kriauklę ir tu užpili druskos ir ant viršaus tu uždedi Ne, su kuom? actą Su kuom? Aš einu pasižiūrėti, kaip Danieliui su sekasi. tais. Ir tada Su dar kokiais dalykais, o ne tais. su puodais, pavyzdžiui. Aha, jeigu jūsų puodas labai... Mulcinas tada jūs galite dėti į kriauklę ir paskui... Danieliukai, Ir nevalgyk paskui katytės švies. maisto. Va. Ir paskui jūs išpilsit druskos ir actą. Ir paskui jūs palauksite ir nuvalysite su kempine. Ir viskas. Geras kaip naujas. Tatas, tai Taip. su kuom dar galim čia daryti? Ką, kur galima panaudoti šitą skystį, tu klausi? Ne, su kuom? Su kuom dar galim, o ne šitai. Mes turim dar vieną. Kad daugiau nelabai. Sakyk kaip. labas. Sakyk labas. O šakutės? O, taip, galima šakutę, šaukštus, Sakyk viską, kas labas. yra Taip. pasidabruota ir pajodavę. Galima, va, Danielė žiūrėk, žiūri. matai, aš turiu sidabrinį žiedą. Aha. Galima žiedą įmest. Fukaka, fukaka. Va, palauksim, žiedas irgi nusivalys. O, žiedą galima įmest, dar vieną žiedelį turiu. Fukaka.
fukaka. Va. Tuneliukai fukaka. Visus auskariukai, žiedeliai, viską Jeigu galima. juodi biškiai yra ir jums nepatinka, va čia galit padaryti. Va tai. Ane? Va, šitą jau galim traukti, valyti ir žiūrėti, kas mums čia gavosi. Taip, tas karštas. Negalima. Aha, karštas. Teta, tai yra kūma. Jis pašutas bernas. Tik jeigu tokiu būdu valysite šaukštus, šakutes, po to reikėtų viską perskalauti su švariu vandeniu, nes tie dalykai ištraukti, jie bus sūrus. Arba galim tą ten padėti, Ką? palikt. Galim palikti, kasgi jam atsitiks. Taip. Jis gali šitą žaisti. Su šito gali žaisti. Nu, pasižiūrėk. Oho. Vau, kaip šviečia. Ištraukim šitą šaukštą lauk. Vau. Žiūrėkit. Kaip blizga, taip? Aha, kaip blizga. Ir šilta labai. Ir šiltas, nes buvo karštam vandenį. Va, dabar ištrauksim žiedelį. Nuvalysim. Ir pažiūrėsim. Ir pasižiūrėsim, kasgi čia gausi. O šaukštą? Šaukštelį? Šaukštelį aš tiesiog ištraukiu. Ai. Gerai. Va, galime dėti. Vau. Kaip šviečia. Dieve, koks didelis. Negaliu uždėti. Negaliu uždėti? Sunku Parodyk. vartoti. O, šitas labai gražus. Vau, kaip šviečia. Vau. Va, tata, Asta, jeigu nori kažkam taip duoti žiedą ir jie turi žiedą, kur jiems patinka labai, bet jis taip Bet jis juodas. neblizga taip. Tada galima tokiu būdu žiedelį nuvalyti. Taip tas žmogus galės taip šitą padaryti. Ir Nu, tas žmogus pagalvos, kad naujas yra, bet toks pats, ane? Taip. Taip. Vau, kaip šviečia, čia naujas. Taip, kaip naujas. Nu va, nu dabar mes viską nuvalysim, paskui nufilmuosim, parodysim, kasgi mums galiausiai gavosi. Gerai? Aha. Tuoj paspausti